parodyti vieną iš Vilniaus PGV darbuotojų darbo dieną, nežiūrinti tai, kad parengtis ir darbas vykdomas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Šiuo pristatymu aptarsime įsimintiniausius ir daugiausiai iššūkių pareikalavusius 2024 metų darbus. Vilniaus valdybos teritoriją sudaro Alytaus ir Vilniaus apskričių teritorijos. Kiekvieną rytą darbą pamainose pradeda apie 35 pareigūnai Alytaus apskrityje ir apie 100 Vilniaus apskrityje. Viso darbuotojų Alytaus apskrityje yra 60, o Vilniaus apskrityje apie 166. 2024 metais Vilniaus PGV veiklos teritorijoje kilo 2658 gaisrai. Ypač skaudus gaisrai, kuriuose žūsta žmonės, dėja praeiti metai neišimtis. Valdybos veiklos teritorijoje gaisruose žuvo 32 žmonės, iš jų vienas nepilnametis, o 58 gyventojai patyrė traumas. Gaisrų metu išgelbėti 67 gyventojai. Vilniaus mieste 2024 metais kilo 1210 gaisrų. Palyginti su 2023 metais jų padaugėjo 12,7%. Pajėgų valdymo skyriaus pareigūnai vyksta atlikti operacinį vadovavimą, likviduojant sudėtingus įvykius, į kuriuos pajėgos telkiamos nuo 2 pajėgų išsiuntimo numerio ar įkuriamas darbų koordinavimo štabas. Vienas didžiausių ir skaudžiausias pasekmes turėjusių gaisrų kilo 2024 m. sausio 2 dieną. Viršuliškių gatvės 101 name, kur įvykus sprogimui atvira liepsna degė keli butai, žuvo 2 žmonės, gaisro gesinimui sutelktos didelės ugniagesių ir kitų specialiųjų tarnybų pajėgos. Bendram tarnybų veiksmų koordinavimui įvykio vietoje įkurtas darbų koordinavimo štabas. Vilniaus miesto savivaldybėje veiklą vykdė ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, kurio siūlymu Vilniaus miesto meras išleido ekstremaliąją situaciją skelbiantį potvarkį. Yra nukentėję ir pagalba suteikiama 5 žmonėms. Matyt, skaudžiausia informacija yra tai, kad turim informaciją, kad galimai viduj yra likęs vaikas. Gaisro likvidavimo darbai truko 3 paras, o ekstremalioji situacija atšaukta 2024 m. lapkričio 22 dieną. Aukštas mums reikia apsauginio narvo, kad išsipjaustyti ir atlaisvinti kūną. Čia grinai, todėl tas būtas čia. Stengiamės kiek mažiau žmonių viduj, kad sumažint rizikas, tai maksimum po 2 žmonės ten dirba. Aš jau kortų namelio atlinktas galimas. Grynas kortų namelis. Tai va, mes tą ir bijom, kad jeigu laukinė siena nutels, tada patrauks visą kitą. Rytoj dirbsim mažesnę sudėtim, pasiplanuosim kiek, vis ugniagesių reiks. Gyventojai yra kviečiami atsiimti pačių būtiniausių daiktų, kas atvyksta pasiimti savo paso, pinigų, kas išvyksta su instrumentais. Tai patys brangiausių žmonių daiktai, kuriuos lydimi ugniagesių jie gali saugiai pasiimti. Be katino ne man brangiausia, tegu daiktai lieka, bet katinas tikrai neliks. Pareigūnai nelabai nori jūsų įsileisti į tą butą, sakėt. Kaip tik jie mums suteikė pirmenybę. Pirmenybę dar ne visi leidžiami, o mes pirmoje eilėje. Taip, kad labai gražu mes čia viskas. 2024 m. kovo 27 d. gaisras kėlęs automobilių metalo laužo sąvartyne Panerių gatvė 56 Vilniuje. Grėsė didžiulė ekologinė nelaimė, jei ugnis būtų persimetusi į šalia sandėliuojamus elektros transformatorius, užpildytus dideliu kiekiu alyvos. Didelis kiekis gaisro dūmų pasklido po dalį Vilniaus miesto apgyvendintos teritorijos, į kurią pateko dalis švietimo ir ugdymo įstaigų. Gyventojų perspėjimui apie grėsiantį pavojų panaudota gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 2024 lapkričio 25 rytą 5:28 min. Vilnius sukrėtė tragiška aviakatastrofa. Krovininis lėktuvas, leisdamasis Vilniaus oro uoste, nukrito ties Žirnių gatve, kliudydamas 2 aukštų gyvenamąjį namą. Tragedija nusinešė piloto gyvybę, 3 įgulos nariai buvo sužeisti, tačiau laimingo atsitiktinumo dėka ant žemės buvę žmonės nenukentėjo ir buvo evakuoti. Į įvykio vietą skubiai atvyko visos specialiosios tarnybos ir kitos atsakingos institucijos. Po įvykio kilęs gaisras buvo užgesintas per kelias valandas.
Ši nelaimė parodė, kaip svarbu operatyvus tarnybų bendradarbiavimas. Šios nelaimės metu išsiliejo didelis kiekis aviacinio kuro, kuris sukėlė ne tik gaisrą, bet ir padarė didelę žalą aplinkai. Tai didžiausia aviakatastrofa Lietuvoje per pastaruosius 34 nepriklausomybės metus. Greita reakcija ir pažangios technologijos padėjo išvengti dar didesnės tragedijos. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas numato, kad ugniagesiai į įvykio vietą miestuose turi atvykti per 8 minutes, tačiau Vilniuje šis rodiklis pasiekiamas rečiau nei 80% atvejų. Priežastis – sparčiai augantis miestas, o priešgaisrinių komandų tinklas išlieka toks pats nuo 1986. Paskutiniai pokyčiai įvyko 1996 metais, kai Vilniaus 3 komanda buvo perkelta iš Kalvarijų gatvės į Ateities gatvę, tačiau jų skaičius nepadidėjo. Dėl to sunkiausia greitai pasiekti Verkių, Grigiškių, Naujininkų ir Antakalnio seniūnijas. Ugniagesių pajėgų tinklo atnaujinimas būtina siekiant užtikrinti efektyvų reagavimą į nelaimes. Populiarėjant elektromobilių naudojimui nerimą kelia jų gesinimas. Degant ličio baterijoms išsiskiria nuodingi dūmai bei gaisrui užgesinti reikalingas didelis kiekis gesinimo medžiagų arba tam reikalingi inovatyvūs gesinimo būdai, tokie kaip nedegus audinys skirtas elektromobilių gesinimui. Vilniaus PGV audeklą yra įsigijusi, tačiau pravartu pasvarstyti apie baterijų gesinimo technologinės sistemos įsigijimą. Be gaisrų gesinimo ugniagesiai atliko virš 3000 gelbėjimo darbų. Vyraujantys gelbėjimo darbai, kuriuose suteikiama pagalba greitai medicininiai pagalbai, policijai ir gelbėjant nukentėjusiuosius eismo įvykių metu. Didėjant geopolitiniai įtampai ir stebint didelius gaisrus Varšuvoje, Vilniuje sustiprintas ugniagesių pasirengimas. Taktinės pratybos vyko IKEA ir verslo parke Gariūnai, siekiant efektyviai gesinti gaisrus dideliuose prekybos centruose. Ruošiantis gaisrams apimantiems didelius plotus ir reikalaujantiems didelio kiekio gesinimo medžiagų, Vilniaus rajono Pagirių žvyro karjere surinktos pratybos. Jų metu ugniagesiai išbandė didelio našumo vandens siurblius, skirtus efektyviam vandens tiekimui iš atvirų vandens šaltinių. Pratybos padėjo įvertinti įrangos pajėgumus ir ugniagesių pasirengimą gesinti sudėtingus gaisrus, kuriuose būtinas nenutrūkstamas vandens tiekimas. Galutinė išeiga apie 180 litrų, bet tai, kaip ir kalbėjom, tai nėra tas skaičius, kurį mes galim deklaruoti ir sakyti, kad mes galim daryti. Organizuojant ugniagesių pratybas ypatingas dėmesys skirtas strategiškai svarbiems objektams. Vienas jų – Vilniaus kogeneracinė elektrinė, kur vyko kompleksiniai mokymai. Pratybose ugniagesiai gelbėtojai tobulino gaisrų gesinimo įgūdžius sudėtingoje energetinėje aplinkoje, o koordinavimo štabo darbuotojai mokėsi efektyviai valdyti ekstremalias situacijas. Jo mokymai padeda užtikrinti, kad esant realiam pavojui visi veiksmai būtų tikslūs ir gerai organizuoti. Žinomas, kad 6., 7. aukštas ir biokuro krūva. Taip. Grandis trylika. Vanduo yra, pradedam gesinimą, kaip supratot? Gausios policijos, ugniagesių, aplinkosaugos ir kitų tarnybų pajėgos skubėjo į vieną didžiausių Alytaus apskrities gamyklų Vita Baltic International, kur buvo imituotas įkaito pagrobimas ir gaisras gamykloje. Aiškėja, kad pagrobėjas sukėlęs gaisrą sandėliavimo patalpose netrukus suveikė gamyklos priešgaisrinės apsaugos signalizacija. Praneškit greitai pagalbai, kad reikalinga čia galimai yra nukentėjusių žmonių. Gamyklos patalpas gesina gausios ne tik Alytaus, bet ir rajono ugniagesių komandos. Ekstremaliai padėčiai kontroliuoti įkurtas štabas, kur tarnybos bei gamyklos saugos tarnyba tarpusavyje koordinavo veiksmus. Šios pratybos buvo surinktos pačios didžiausios Alytuje, kiek aš pamenu, nes buvo patelktos visos institucijos, kurios dalyvautų tikro įvykio metu. Tai buvo ir policija, greitoji, priešgaisrinės apsaugos tarnyba, gamtos apsaugos agentūra, kuri atliko oro taršos matavimus.
Vilniaus 6-osios komandos išvykimų skaičius atlikti specialiuosius įvairaus pobūdžio gelbėjimo ir paieškos vandenyje darbus, lyginant su 2023 metais išaugo apie 30%. Tai lėmė 2024 metais stebimas net 4 kartus išaugęs reagavimų į įvykius Neries upėje skaičius. Darbai rezonansiniuose įvykiuose ir neįprastai ilgas karštasis metų sezonas. 14 žuvusių žmonių įvairiomis aplinkybėmis buvo surasta vandenyje, kai 2023 metais jų buvo 8. Stebint augančią gelbėjimo ir paieškos darbų vandenyje statistiką, padalinys siekia padidinti pirminių gelbėjimo priemonių ir stebėjimo sistemų ant tiltų skaičių Vilniaus mieste. Į dainų šventę, kad giria žaliuotų apibendrinančią visą šimtmetį mininčią dainų šventės savaitę, susirinko gausus dalyvių ir žiūrovų skaičius. Mūsų tarnybai tai buvo didelis iššūkis – pasiruošti ir užtikrinti renginio priešgaisrinę saugą, kad šventė vyktų sklandžiai ir saugiai. Ugniagesių fizinis pasirengimas yra itin svarbus efektyviam įvykių likvidavimui. Jį ugniagesiai nuolat tobulina treniruotėse ir demonstruoja įvairiose varžybose. 2024 m. ugniagesių gelbėjimo mokykloje surengtas kalėdinis Vilniaus PGV 3x3 krepšinio turnyras. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų vienas iš tikslų kontroliuoti, kaip objektuose laikomasi priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų. Todėl periodiškai atliekama planinius ir neplaninius objektų patikrinimus, kurių tikslas apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą, turtą ir aplinką nuo gaisrų sukeliamos žalos, mažinti galinčių kilti gaisrų skaičių tikrinamuose objektuose. 2024 metais atlikdami savo funkcijas patikrinome 1104 objektus, kurie pagal galimas neigiamas kilusio gaisro objekte pasekmes, gaisro likvidavimo sudėtingumą ir su tuo susijusias rizikas skirstomi į pavojingumo grupės. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teritorijoje patikrinome 252 rizikingiausius pirmos grupės, 559 rizikingus antros grupės, 137 mažai rizikingus trečios grupės objektus. 2024 m. objektų atitikties gaisinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų planą įvykdėme 100%. Atlikus planinius patikrinimus 75% objektų pažeidimų nenustatyta. Galime pasidžiaugti, kad objektų administratoriai ir savininkai kiekvienais metais vis daugiau dėmesio skiria priešgaisriniai saugai, saugodami žmonių gyvybės ir savo turtą. Praėjusiais metais atlikome 279 neplaninius patikrinimus, iš kurių 76% atvejų pranešimuose, prašymuose bei skunduose nurodyti galimi pažeidimai nepasitvirtino. 2024 metais surašėme 361 nurodymą dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo, kas rodo poveikio priemonių taikymo mažėjimą. Džiugu ir tai, kad iš 402 surašytų administracinių nuobaudų 160 skirta už mažai pavojingą veiką. Dalyvaujant teritorijų planavimo derinimo procedūrose 2024 metais patikrinta 263 detalieji planai bei išduotos 74 teritorijų planavimo sąlygos. Išnagrinėta 54 poveikio aplinkai dokumentų rengimo prašymai ir teikti atsakymai Aplinkos apsaugos agentūrai. Per šiuos metus valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnai, kurie dalyvauja statybos užbaigimo komisijose, dalyvavo 279 statybų užbaigimo komisijose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pripažintų tinkamais naudoti po statybų užbaigimo komisijos yra 140 statinių, iš kurių pirmos grupės 37, antros grupės 12, trečios grupės 6 ir ketvirtos grupės 74 statiniai. Didžiąją dalį pirmos grupės statinių sudaro gamybos ir sandėliavimo paskirties statiniai, ketvirtos grupės modernizuoti, atnaujinti daugiabučiai gyvenamieji namai. Statybų užbaigimo komisijos darbas yra įvertinti statinio atitiktį techniniam projektui bei gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams. Tam tikrais atvejais statybos užbaigimo metu komisijos nariui yra reikalinga tarnybinė pagalba. Šiais metais pareigūnai statybų užbaigimo darbe suteikė 81 tarnybinę pagalbą. Šiais metais valdybos teritorijoje vykdėme gaisrų prevencinės akcijas. Daugumą akcijų pareigūnai vykdė darbo metu, tačiau pasitaikė atvejų, kai renginiuose dalyvavo savaitgaliais ar po darbo valandų.
Ištisus metus lankėmės gyventojų būstuose, priminėme apie saugų elgesį su elektros prietaisais, tinkamą kieto kuro įrenginių naudojimą, autonominių detektorių naudą bei konsultavome kitais gaisrinės saugos klausimais. Vykdydami prevencinę akciją Būk saugus mokiny, lankėmės mokyklose ir darželiuose. Akcijos metu skleidėme gaisrinės saugos žinias vaikams. Apmokėme Raudonojo kryžiaus savanorius vykdyti gaisrų prevencijos akcijas ir savanoriai padėjo mums vykdyti prevencinę akciją Padėk artimui. Ugniagesiai gelbėtojai imasi už galvų. Pusė gyventojų dar neturi dūmų detektorių. Va, biškutį atvažiavom į svečius. Kokią akciją darom, norim biškutį pasižiūrėti. Insuktum tą tau dūmų detektorių. Padovanoti ir net sumontuoti. Anot ugniagesių gelbėtojų šalyje situacija tragiška. Net pusė lietuvių. Žmonės. Užpernai vienas, šįmet jau turim vieną žuvusį. Ir nei vienam name, kuriame žuvo žmonės, nebuvo dūmų detektoriaus. Dūmų detektorius yra, bet neveikia. Nesvarbu, kad dūmų detektorius yra namuose. Jis dar turi ir veikti. Ugniagesių gelbėtojų statistika žiauri. 95% būstų, kuriuose kilo gaisrai ir žuvo žmonės, neturėjo dūmų detektoriaus. Anot pareigūnų, prietaisus reikia laikyti arčiau miegamųjų patalpų, nemontuoti jų virtuvėje. Ugniagesiai taip pat ragina, baigiantis šildymo sezonui, išvalyti krosnis ir kaminus. Statybinių medžiagų visokių, brusočkų, visokių. Viską sukūrena. Taip. Pradedame kūrenti pečių ir tos visos skylutės dūmtraukyje, kurias mes ignoruojame, matome, neretai išvirsta po intensyvaus šildymo į gaisrą. Kad namai neužsidegtų, kelios dešimtys ugniagesių lankė Vilniuje ir rajone esančius privačius namus. Akciją tokią darom. Norim paklausti, ar esat pasiruošę kūrenimo sezonui. Krosnis ir dūmų detektorius norinčius patikrinti ugniagesius į namus įsileidžia ne visi. Tokiu atveju gelbėtojai palieka informacinį lankstinuką. Detektorių neturintiems ugniagesiai iškart juos įrengia. Vilniečių namuose gelbėtojai šiurkščių pažeidimų nenustatė. Akciją tokią vykdom, kūrenkime saugiai. Kalbam su gyventojais. Viena iš pareigūnų vykdomų funkcijų yra neatidėliotinas informacijos apie kilusį gaisrą patikrinimas arba, kalbant paprasčiau, gaisrų tyrimas. Neatidėliotinas patikrinimas – tai ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmai, kuriais siekiama nustatyti gaisro priežastį, židinio zoną, galimą kaltininką ir kitas svarbias aplinkybės. Taip pat vertinama, ar gaisras kilo dėl nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo bei ar būtina pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinę teiseną. Pareigūnai atliekantys gaisrų tyrimą per šiuos metus ištyrė 1369 gaisrus, iš kurių 58 atvejais buvo nustatyta tyčinė žmogaus veika – padegimas. Per praėjusius metus pareigūnai į 90 gaisrų buvo išvykę nedarbo, tai yra budėjimo namuose metu. Didžiausi gaisrai, kurių metu buvo susidurta su neeiliniais gaisro tyrimo iššūkiais, buvo balandžio mėnesį kilęs gaisras Medininkų pasienio kontrolės punkto pastate Pasieniečių gatvė Medininkų kaimas. Taip pat tarptautinį atgarsį sukėlė Vikingų gatvėje esančio prekybos centro IKEA gaisras. Viena iš civilinės saugos skyriaus funkcijų yra civilinės saugos mokymo organizavimas ir vykdymas. Šiais metais civilinės saugos skyriaus pareigūnai ir darbuotojai organizavo ir vykdė civilinės saugos mokymus, kurių metu buvo apmokyti 366 ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariai. Šių metų kiekvieno mėnesio 2 trečiadienį buvo vykdomi gyventojų perspėjimo sistemos periodinės techninės priežiūros darbai, bei 2 kartus per metus buvo atlikti perspėjimo sistemos patikrinimai, įjungiant garsinį sirenų signalą. Siekiant tęsti VRM informacinę kampaniją Esame komanda, turime planą, civilinės saugos skyriaus pareigūnai ir darbuotojai susitiko su Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijų dvasininkais. Susitikimų tikslas buvo supažindinti dvasininkus su civilinės saugos veikla, pasirengimu ekstremalioms situacijoms, išvykimo krepšiu ir galimybėmis įrengti bažnyčių pastatuose priedangas bei sirenas. Be to, po pamaldų buvo teikiamos rekomendacijos parapijiečiams, kaip pasiruošti nelaimėms ir demonstruojamas išvykimo krepšys. Civilinės saugos skyrius taip pat inicijavo laišką Vilniaus arkivyskupijai ir davė interviu Marijos radijui. Džiaugiuosi, kad šis projektas grįžo atgal į mokyklas. Praėjusiais metais lapkritį taip pat dalyvavau didžiojoje dalyje mokyklų, lankėme su virtualios realybės akiniais, kuriuos šiemet ir patobulinom su dar viena
ekranizacija, kur mokiniai galės pasinerti į priedangos paiešką. Tai yra labai svarbus statinys, kuris turėtų būti žinomas mums visiems, nes tai yra viešas priedangų tinklas, skelbiamas LT72 interneto svetainėje ir kiekvienas mūsų turi žinoti, kur yra ir artimiausia priedanga, kad ištikus dienai X mes kiekvienas žinotumėm, kur ji yra. Daugiau informacijos. Mano, kaip matote, ant pečių paruoštas 72 valandoms, tai yra 3 paroms. Tiesa, jis yra kol kas tuščias, o kas turėtų atsidurti jo viduje, aš pasikalbėsiu su civilinės saugos ekspertu Pauliumi Rinkevičiumi. Sveiki. Labadiena. Tai mano. Jisai yra pilnai sukomplektuotas ir visi svarbiausi ir pagrindiniai daiktai yra jame. Jeigu kalbant konkrečiai apie daiktus, kokie daiktai turėtų būti ir kas yra svarbiausia tam išvykimo krepšį, tai vienas iš pagrindinių dalykų yra rūbai. Iš esmės yra situacija tokia, kad kiekvienas šeimos narys turi turėti savo išvykimo krepšį. Vienas iš pagrindinių momentų, labai daug yra vairuotojų Lietuvoje, tai kad atsimint tokia yra pagrindinė taisyklė, kai padangas keičiam. Rudenį realiai ir pavasarį. Kai keičiam padangas, tada lygiai taip pat peržiūrim savo išvykimo krepšio daiktus. Labai svarbu turėti tą išvykimo krepšį ir jį komplektuotis. Iš mano pusės galbūt toks palinkėjimas, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turėtumėm savo išvykimo krepšį, bet kad jo niekada netektų panaudoti. Didelis dėmesys buvo skirtas civilinės saugos švietimui, bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis vykdytos prevencinės veiklos renginiuose, tokiuose kaip Kaziuko mugė, kultūros naktis, saugaus eismo pulsas, nepaslysk ir kituose. Civilinės saugos darbuotojai demonstravo išvykimo krepšį bei organizavo renginius bendruomenėms ir mokymus tarnybose. Rudenį skyriaus pareigūnai surengė seminarą Vilniaus PGV veiklos teritorijoje, dalinantis gerąją praktiką ir diskutuojant civilinės saugos klausimais. Metų pabaigoje organizavome stalo pratybas skirtas savivaldybių veiksmams masinio gyventojų evakavimo karinių ir hibridinių grėsmių atveju. Šių metų rugsėjo mėnesį civilinės saugos skyriaus pareigūnai dalyvavo kelias dienas trukusiuose didžiausiose mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybose Vyčio skliautas 2024. Pratybų metu buvo skaitomas pranešimas savivaldybių parengties pareigūnams ir kolektyvinės apsaugos statinių valdytojams apie statinių ir patalpų pritaikymo ypatumus krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu. Pranešimas buvo pristatytas Grigiškių šviesos gimnazijoje, kur buvo įkurtas evakuacijos punktas ir laikinojo gyventojų apgyvendinimo stovyklos pavyzdys. Ugniagesiai gelbėtojai vykdo akciją Saugi vasara. Ką daryti, kad ta vasara būtų saugi, pakalbėsime su 3-osios komandos viršininku Andžejumi Remeiko. Sakykit, apie ką yra ta akcija? Matome ugniagesius, sakėt, kad nebe pirmą kartą važiuojat. Ko siekit? Na, iš tikrųjų, tikslai turbūt yra mūsų visada tokie patys, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie saugą elgesį prie vandens. Ir antras tikslas šitos akcijos yra mokytis ir praktikuotis ugniagesiam atlikti gelbėjimo darbus ant vandens, kas yra be galo svarbu įgūdžių tobulinimui ir esant poreikiui skęstančių gelbėjimui. Susidurėm su dideliu žmonių žingeidumu. Tai yra, jiem įdomu, ką ugniagesiai čia daro, kaip tą daro ir tokiu atveju mes bendraudami su jais gerinam ir jų įgūdžius ir bandom parodyti, kaip yra, kokie sudėtingi yra kartais gelbėjimo darbai. Pradžia nebuvo lengva. Turėjome iššūkių. Tačiau tikėjome mūsų sėkmė ir drąsiai jos priėmėme. Buvome kantrus ir pasitikinti savimi. Kas kart tobulėjome, augome ir stiprėjome. Ne tik žvelgiame į ateitį, bet ir kūrėme ją kartu su didžiulė ES ir NATO bendruomenė. Dabar žinome, kad tai buvo kelias į mūsų tarnybos sėkmę. Tėvynės labui! 2024 metais Vilniaus ugniagesiai sėkmingai įgyvendino svarbius projektus, stiprindami pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir visuomenės saugumą. 2025 metais sieksime dar labiau tobulinti greito reagavimo sistemas, stiprinti bendruomenės švietimą ir užtikrinti efektyvų atsaką į nelaimes, pagal galimybės modernizuoti įrangą ir gerinti darbuotojų parengimą.